Radijo namai. Tai labai labai gerai. Radijo namai. Tai labai labai gerai. Labas, aš Marija iš Gilikų grupės. Kalbinsiu senelį. Labą dieną. Labas. Ar tiesa, kad tu moki visokius daiktus taisyti? Kažkokius gal moku, gal visokių ir nemoku, bet kažkokius biški moku. O iš kur tu viską išmokai? Iš tavo mamos senelio, mano tėčio. Senelis mane išmokė, ir mes jį vadinom visada seneliu, nes čia buvo tavo mamos senelis. Ir jis visko mane išmokė. Ko išmokau, pavyzdžiui? Visko. Su plaktuku, su pjūkliuku dirbti, su kastuvu visokiu. O galėtum man namą pastatyti? Galėčiau, tokį nedidelį. Kokio dydžio? Kaip šunį būna. Tokio dydžio, saiva. Šuniukui būdą sukalčiau. Kokia tavo profesija, kaip tu pasirinkai tokią? Profesija mano buvo statybininkas. Tai va. Kai pasirinkau, atsitiktinai, taip pavyko. Taip išėjo, ir pasirinkau tokią profesiją. Kas tavo labiausiai darbe patiko, kas nepatiko? Patiko labiausiai dirbti su žmonėm. O nepatiko dirbti su popieriais. Kad su tais popieriais tu darėjai? Nutvarkiau visokias sąmatas, visokius algalapius, viską. Labiausiai nepatiko. Kas moka geriau taisyti daiktus, ar robotai, ar žmonės? Gal žmonės. Žmonės turi daugiau kūrybingumo, o robotas taip, kas jam nustatyta, jis taip ir daro. Žmogus tai dar gali ką nors prigalvoti, ką nors sukurti, sufantazuoti gali. O robotas tik tai, kaip jam pasakyta, taip ir daro. Radijo namai. Tai labai labai gerai. Radijo namai. Tai labai labai gerai.